Jau 9 metus balandžio 1 dieną Tadas Baltuškevičius savo draugams motociklistams ir jiems prijaučiantiems organizuoja tradicinį motociklų sezono atidarymą. Čia, kaip sakant, tradicinis mūsų renginys pavasario. Visą laiką organizuoju balandžio 1 savo, kaip sakant, draugams, motociklistams renginį. Humoro nestokojantis renginio organizatorius kasmet sugalvoja po naują atrakciją. Vienais metais sezono atidarymo proga visa kompanija keliavo po Europą, lankėsi Prancūzijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Ukrainoje. Kitais vyko ieškoti vietos, kurioje nugaišo paskutinis mamutas ir mamutė. O praėjusiais metais Tadas renginio dalyviams buvo paruošęs išskirtinį delikatesą – Jonavos Azoto gamykloje keptus Madagaskaro tarakonus. Pirmi metai, kad neišėjo balandžio 1 išvažiuoti, nes šį kartą visi su automobiliais važiavom, nes turbūt vos ne 20 cm sniego buvo šiandien naktį iškrito. Buvo suplanuota važiuoti su motociklais, bet beviltiškai šiandieną. Šiemet, ko gero, didžiausia pokštą balandžio 1 proga iškrėtė pati gamta. Renginio išvakarėse pasnigo per 20 cm sniego. Tad dalyviai įprastai pasirodydavę su maždaug 20 motociklų šiemet nenorom buvo priversti juos iškeisti į keturatės transporto priemonės. Tiesa, renginyje pasirodė vienišas Ducati motociklas, tačiau per sniegų padengtus kelius jis važiavo ne savo eigą, o buvo tempiamas priekaboje. Kol profesoriaus Tado Ivanausko sodyboje įkurtame Obelinės parke lankėsi motociklų mėgėjai, grožėjosi arba peikė kaip niekada žiemišką pavasarį, renginio organizatorius Tadas Baltuškevičius nekantravo pasidalinti visiškai įtikinamą istoriją apie tai, kaip į sodybą atskridę ufonautai tikėjosi gauti raugintų kopūstų sriubos, tačiau paaiškėjus, kad jos čia nė kvapo, iš bado pasimirė. Tie ufonautai buvo atskridę į profesoriaus Ivanausko sodybą ir parką. Ir turbūt jiems labai patiko, gražus parkas, tai buvo ir nusileidę tenai ir paliko ten tos savo 3 draugelius. 3 nelaimėlių kūnus Tadas kaip mat sušaldė ir palikę sodybos prieangyje norėjo pasipuikuoti prieš susirinkusius motociklistus. Visų nuostabai 2 ufonautai staiga atgijo. Vienas pakilo ir atsisėdo, o kitas pradėjo lementi niekam nesuprantamus ufonautiškus garsus. Gerai stovis, matai, atsisėdo. Pavargo. Štai toks lengvu humoru persmelktas 9-asis Tado Baltuškevičiaus organizuojamas motociklų sezono atidarymas. Tikimės, kad sekančiais metais balandžio 1 vyksiančio jubiliejinio renginio metu orai bus labiau nusiteikę bendradarbiauti ir motociklininkai galės kaip reikiant prajodinėti savo plieninius žirgus po ilgo žiemos miego. Kaip ir mėgstamiausia pora džinsų, motociklas, kuris yra pritaikytas prie savininko, visada bus arčiau širdies. Šiandien laida Automoto jums, mieli žiūrovai, plačiai atvers ir taip gana atviras Palangoje įsikūrusio motociklų perdarinėtojo ir restauratoriaus Adomo Benečio dirbtuvių duris. Pats Adomas sako, jog jau nebe 1 kartą organizuojama atvirų durų diena, jis siekia populiarinti motociklų perdarinėjimą ir parodyti, kaip jo rankose gimsta unikalūs plieno žirgai. Parodyti žmonėms savo veiklą daugiau, populiarinti būtent motociklų perdarinėjimą, rodyti galimybės perdarinėjimo ir suburti bendraminčius, galų gale atiduoti duoklę klientui. Motociklų dirbtuvių dėmesio centre puikavosi vienas iš paskutinių Adomo darbų. Po 9 mėnesius trukusių malonių kūrybinių kančių net pažįstamai pakeistas motociklas, kuris beveik pasiruošęs grįžti pas nekantriai jo laukiančią šeimininkę. Nors ir nedažnai, bet Adomo Benečio dirbtuvės sulaukia užsakymų ir iš dailiosios lyties atstovių. Jis yra pritaikytas pagal savo aukštį dabar būtent moteriškiai, kad pilna koja siektų žemę. Yra
viskas padaryta, kad jo valdymas būtų kuo lengvesnis. Aišku, jis šiek tiek pats palengvėja iš savęs, tai turėtų biški ir smagiau važiuoti. Variklio modifikavimu neužsiėmėm, nes niekam to nereikia. Ir daugiau kas. Pakeista bako forma, galinio sparno forma, sparno laikikliai, numerio laikiklis padarytas, sėdynė, duslintuvas, bako forma pakeista, uždėtas kitas vairas. Perkelti posūkį, ir dar daug visokiausių smulkių patobulinimų, kurių reikėjo. Šis 1997-aisiais nuo Yamaha gamyklos konvejerio nuriedėjęs XV750 Viraggio buvo pakeistas taip, kad jo ko gero nebeatpažintų net pats Torakusų Yamaha. Žinoma, pirmiausia, jis turėtų būti dar gyvas, kad ir kaip ten bebūtų pagrindinis tikslas, kurio buvo siekiama, perdarinėjant šį motociklą, tai padaryti jį kiek įmanoma patogesnių moteriai. Todėl Yamaha Viraggio sėdynė buvo pažeminta, vairas pakeistas kitu, nes standartinis kuro bakas pakeitė originalųjį ir galiausiai pats motociklas tapo lengvesniu. Yamaha varikliui nuo šiol bus lengviau kvėpuoti. Buvo perdarytos jo oro ėmimo ir išmetimo sistemos. Motociklas patobulėjo ne tik techniškai, bet nuo šiol švytės naujomis spalvomis. Naudojant aerografiją ir pinstripingą, jį dekoravo Aleksandras Astrauskas. Būna gyvenime, bet realiai laisvų dienų, kada nedirbu, nebūna. Jeigu nedirbu darbų, užsakymų, tai šiaip tapyba, pinstripings, dėl savęs kažką. Ranka turi dirbti. Dažniausiai dirba. O kaip gimsta idėjos? Net nežinau, šiaip lengviausia, tai jeigu dėl motociklų kas liečia aerografiją, tai lengviausia turbūt su savininku kažkiek tai bendrauti, ką jisai nori konkrečiai šnekėti. Tiksliau pradedi šnekėti nuo to, ko jis nenorėtų matyti ant savo motociklo. O daugiau kažkaip tai gaunas savaime. Paties Aleksandro žodžiais tariant, Yamaha Viraggio puošimui įkvėpimo jis ėmėsi iš senosios mokyklos ir naudojo Ed Hardy stilistiką. Aerografija jau 7 metus užsiimantis dekoratorius teigia, kad šiuo metu srityje labiausiai dominuoja pastelinės ir čeki spalvos. Norint tobulinti ir palaikyti įgūdžius, reikia nuolat dirbti. Todėl atvirų durų dienos proga Domo Benečio motociklų dirbtuvėse Aleksandras nepraleido progos ir laisvai improvizuodamas dekoravo suvirinimo šalmą. Dabar yra daug jaunų, talentingų žmonių, iš tikrųjų labai populiariai tas reikalas. Matai, tik tai daug žmogeliukų pradedančių galvoj, kad jeigu paims aerografą į rankas, tai iš karto pasipils pinigai. Tai yra tokia bėda, kad aerografai patys nepiešia. Iš tikrųjų, jam reikia daug laiko skirti, labai daug. Yra kūrybingų žmonių. Manau, kad tik daugės jų. Gerai, konkurencija labai sveiks dalykas iš tikrųjų. Nors dažniausiai jam tenka dekoruoti motociklus, Aleksandrui yra tekę puošti ir automobilius. Idėjos dekoravimui dažniausiai gimsta bendraujant su pačiais užsakovais. Mat retas, kuris į Aleksandrą kreipiasi su konkrečiu pageidavimu. Papuola ir automobilių kartais, bet neypatingai daug. Lietuvoje matai automobilininkai dar bijo. Rusijoje kažkiek kitaip yra naujus automobilius stengias puošti, pas mums tai jeigu jau puošti ką nors, tai tipo seną tada. Kokį golfą, tipo negaila. Automoto norėjo sužinoti daugiau apie Aleksandro amato subtilybės. Pasirodo, teptukus jis ne tik perka, bet ir pasidaro pats. Tačiau neatskleidė, iš kokio plauko. Lygiai taip pat paslapties šydo nepraskleidė ir kalbėdamas apie naudojamus dažus. Mįslingasis Aleksandras vis tik tai prasitarė, kad mūsų krašte šio amato niekas oficialiai nemoko. Todėl pirmasis jo mokytojas buvo populiarioji svetainė YouTube. O toliau sekė nesuskaičiuojama daugybė valandų praleistų eksperimentuojant ir vystant aerografijos ir pinstripingo įgūdžius, iki kol pavyko pasiekti pakenčiamų rezultatų. Oi, pas mane iš tikro projektų yra daugiau negu aš jų galiu įvykdyti. Laukia 72 metų Javos restauraciją, reikia pabaigti.
reikia kažkada pabaigti savo naują žaislą, tai yra Kawasaki KZ 440. Turiu dar kelis projektus iš Skandinavijos atvežtus ir aš manau, kad dar ne vieną projektą lietuvių. Atvirų durų dienai artėjant į pabaigą visa kompanija susirinko į barą, kuriame toliau tęsiant motociklų temą, režisierius Tomas Ribaitis pristatė šiuo metu kuriamą dokumentinį filmą, kuris turėtų tapti kulminacija ilgo ir kruopštaus darbo sisteminant ir renkant informaciją apie moto keliautoją, rašytoją, publicistą, esperanto kalbos populiarintoją, vertėją, mokslininką, antropologą, lietuvybės puoselėtoją ir gimto krašto patriotą Antaną Pošką.